Sveikos merginos, sveikinusi su jumis iš naujo Italijos tiekėjo, kur rasime daug oversize skirtingų drabužių. Pagrinde visi drabužiai yra iš natūralios viskozės yra pagaminti, labai gražių raštų ir didesnių dydžių. Tikrai žinau, kad daugumai yra aktualu turėti laisvesnių drabužių, kad tiktų L, XL, 2XL dydžiams, tai šiandien pristatysiu jums būtent tokius drabužius. Realiai šitie drabužiai tinka nuo M maždaug iki netgi 3XL, nes jie yra laisvesni, gražiai krentantis, labai tamprią gumą turinčios būtent kelnės. Tai kas domisi būtent didesniais gražiais drabužiais ir norite pasipuošti, tai labai laukiu jūsų prisijungiant prie live transliacijos, kurios metu parodysiu, kaip atrodo šitie drabužiai ant manęs. Būtent šie modeliukai yra įkelti jau į elektroninę parduotuvę. Juos galite rasti ir juos galite jau įsigyti. Atnaujinau šiandien likučius, kad nedaug dievė neparduoti daugiau negu jų yra sandėlyje. Ir galėsite laisvantis metu rezervuoti savo kiekį, kad galėčiau jums atidėti ant pakabos. Laukiu jūsų prisijungiant, parašykite, ar gerai mane matote, ar girdite, ar viskas gerai, ar nesilieja vaizdas, nes nežinau kaip su internetu, ar čia yra stiprus ir geras internetas, kad galėčiau žinoti, ar toliau galiu tęsti su jumis bendravimą. O iš savo pusės, ką aš noriu pasakyti. 12 praktiškai dienų praskrėjo kaip žaibšku tiesiog greičiu, labai dideliu tempu ir labai net neįtikėtina, kad už 2 dienų elektroninė parduotuvė užsidarys. Tai yra mano paskutinė šio sezono kelionė, kurios metu turite galimybę apsipirkti su didžiausiom metų nuolaidom. Tikrai yra didžiulės nuolaidos, tiek odiniai galanterijai taikoma 50% nuolaida, tiek Claude Emi Atelier prekiniams ženklams taikoma 30% nuolaida. Šiuos komplektukus irgi rasite už labai gerą kainą, labai geras kokybės ir kainos santykis. Iš tikrųjų, todėl skubu jums pristatyti tai, kas yra išties vertinga ir ką galite dar pagriebti iki parduotuvės uždarimo. Sekanti mano kelionė jau bus rugsėjo mėnesį, kuomet pristatysiu jums rudens kolekciją. Tai ši kelionė yra paskutinė ir jums liko vos nepilnos 2 dienos apsipirkti mano elektroninėje parduotuvėje. Iš tikrųjų labai buvo intensyvus tas laikas, ilgas sezonas ir dažniausiai jisai ilgas būtent pavasaris, nes prasideda nuo vasario ir pasibaigia būtent birželio, o jau rudens sezonas yra trumpas, 3 mėnesiai, rugsėjas, spalis ir gruodis ir viską uždaroma. Tai turit galimybę, tikrai apsidarykit, ką turi dar Claude prekinis ženklas. Vakar pristačiau jums keletą naujienų jau iš rudens kolekcijos, kurių net nėra pardavime iš esmės. Visi tie drabužiai yra atidėti ir paslėpti, kadangi, sveiki Aušra, kadangi gamintojai žino, kad aš neatvažiuosiu 2 mėnesius ir aš vos norėsiu verkti, iš tikrųjų, pamačius gražius drabužius, kuriuo aš negalėsiu jums pristatyti, nes iki rugsėjo mėnesio jau pasikeis visa kolekcija, nes iš tikrųjų rugsėjo mėnesį iš esmės jau įsivažiuoja žiemos kolekcija. Čia yra šiek tiek kitaip. Dabar nuo Liepos mėnesį prasideda rudens kolekcija ir nuo rugsėjo mėnesį jau atsiranda žieminiai, labiau žiemai skirti paltai, megztukai visokiausi, viskas, kas su vilna susiję, komplektai visokiausi, suknelis ir taip toliau ir panašiai. Todėl tos rudens kolekcijos, kaip ir aš nelabai pagriebiu, nes vasarą aš neskrendu čia. Tikrai yra košmaras skristi į Italiją, nes šiuo metu yra laukia pavėsyje 37 laipsniai. Tai šiemet yra dar labai vėsu palyginus su praeitais metais, nes praeitais metais tokių metų buvo
didžiausia, vat, kiek buvo pasiekusi temperatūra 52 laipsnius. 52 laipsnius. Tai įsivaizduojat, kas čia dėtasi Liepos mėnesį ir rugpjūtį. Esu buvusi Italijoje per šiuos mėnesius ir tikrai nenoriu to kartoti. Geriau aš tikrai pasilepinsiu mūsų vėsesniais lietuviškais orais, negu būsiu Italijai. Tai va, tai žodžiu, galite dar pasinaudoti tą progą tiek iš naujos kolekcijos, kažką įsigyti, ko nebus jau rugsėjai, arba būtent yra dar su 30% nuolaida lininių labai gražių drabužių ir švarkų dar lygiai mačiau ir kelnyčių. Matau, kad apsiperkat kiekvieną dieną. Iš tikrųjų, gal ir spėsiu kažką patransliuoti iš tenai, kas dar lygiai, bet tikrai yra jau likučiai. Tad tiesiog žiūrėkite mano reelsus, mano video prezentacijas, sukurtas jau iš anksčiau, aš gal įkelsiu dar elektroninę parduotuvę, tiesiog nenoriu netgi eikvoti savo energijos tiems drabužiams, kurie buvo N kartų rodyti, bet jūs dabar galite tiesiog įsigyti su labai gera kaina. Jūs nuostabi savo nuoširdumu, džiaugiuosi ir pasitikiu jumis, ką pirku. Ačiū, Vaida. Sveiki, Diana. Dėkoju, merginos, iš tikrųjų labai daug gerų žinučių gaunu iš jūsų ir palaikymo, tikrai labai džiaugiuosi dėl to. Gerai, tai viską, mes pradedam. Iškart trumpa informacija dėl jūsų privilegijų, kuriomis paskutinis šias dvi dienas galite naudotis. Tai visų pirma, nuo 70 eurų krepšelio vertės jūs turite galimybę pasirinkti savo dovaną. Kai tik tai jūsų krepšelio vertė pasiekė 70 eurų, jums įsijungia toks žalias mygtukas pasirink dovaną. Paspaudžiate ir tame sąraše matysite viskozės, šilko skareles, matysite mini kosmetinės, labai geras kosmetinės aš savo pasiėmiau, kad būti va tokia, turėti po ranką visą laiką. Po to, kas ten dar yra? Dar yra faini labai pozitano rankšluosčiai, savo irgi pasiėmiau. Iš tikrųjų negalvokit, kad tai yra tiesiog toks skystas rankšluostis. Jisai yra dvi sluoksnis. Iš vienos pusės tokia mikrofibra, kuri sugeria labai drėgmę. Iš kitos pusės raštas, medvilnė raštas, toksai plonesnis. Tikrai labai žaismingai atrodo. Vienam žmogui nuostabus rankšluostis, tikrai rekomenduoju prigriebti dovanų, jeigu arba įsigyti, nes elektroninė parduotuvė įkelta labai gražus raštai ir tikrai tokio, žinot, itališko skonio turi. Toliau irgi tarp dovanų yra pasirinkime midi krepšiai, tokie maždaug dydžio krepšiai, kur galite sudėti, pavyzdžiui, ten akinius, paplūdimio krepšiai, akinius, ten kažkokius, nežinau, sumuštinis su savim paimti, knygą įsidėti. Tai, kas reikalingiausia jums į paplūdimį, labai fainas toksai irgi raštuotas būtent krepšys, tinkantis prie šitų rankšluosčių beje. Labai gražiai atrodo irgi. Visiškas itališkas vaibas, tai tikrai rekomenduoju savo pasirinkti vieną iš šitų dovanų, apsipirkti už 70 eurų ir daugiau. O jeigu jau jūsų krepšelio vertė siekia 140 eurų, jums vėlgi įsijungia šitas žalias stebuklingas mygtukas, kurį paspaudus renkate savo jau antrą dovaną. Tai ten dovanas labai vertingos, tai yra 3 dovanas skirtingos. Žodžiu, arba tai šilko šalikas, didžiulis 1,10 m, 1,80 m šalikas, kurį galite apsigaubti visą kūną iš esmės, galite tiesiog apsirišti, ten tuniką kažkokią pasidaryti. Labai šalikai įspūdingo grožio. Šiandien beje įkelsiu dar daugiau jų spalvų, tiesiog rankos nedaeina įkelti, bet pačios skurdžiausios spalvos iš tikrųjų mano akimis jau įkeltos. Tai, žodžiu, šalikai arba
vieną iš 4 odinių klasikinių piniginių. Nuostabios piniginės, merginos iš esmės, kas mane stebėte iš seniau, žinote, kaip aš esu prikabi prie tų piniginių kokybės. Iki šiol iš esmės nerasdavau Italijoje kokybiškų piniginių ir visą laiką, jeigu pirkdavau viską iš Turkijos, bet Turkijoje visada kainos yra ženkliai didesnės. Tai žodžiu, dabar va šitas tiekėjas naujas sukūrė labai geras piniginės, jos minkštos odos, kokybiškai pagamintos, prilygsta būtent turkiškai kokybei, tik tai 2 pigiau išeina. Tai žodžiu, galėsit nuo krepšelio vertės 140 eurų jūs pasirinkant arba šilko šaliką, arba vieną iš 4 skirtingų modelių piniginių, ten mažesnė, vidutinio dydžio, didesnė, arba dar pridėjau dar labai vertingą dovaną, tokią didelę, tikrai didelę talpę, odinę kosmetinę, tokia kelioninė kosmetinė. Iš tikrųjų labai talpi šitą kosmetinę, aš vakar buvau įkėlus būtent stories su ta kosmetinė. Kai tik tai pamačiau, iškart pagalvojau, viskas, merginoms turiu padaryti tokią dovaną. Tai žodžiu, įkėliau tas kosmetinės, tai galite rinktis tarp šių 3 skirtingų dovanų. Tai va, tai čia apie dovanas. O jeigu jūsų krepšelio vertė siekia 300 eurų, jums automatiškai, jau čia nieko nereikia įrašyti, jau automatiškai įsigalioja 10% nuolaida visam krepšeliui. Ir nuo šios kelionės metu šita nuolaida sumuojama. Tai reiškia, net jeigu krepšelėje yra prekės jau su nuolaida, jums vis tiek prisitaiko dar papildoma nuolaida. Tai žodžiu, čia labai susitaupo. Mačiau jūsų krepšelius, tai ten kosmosas apie 100 eurų susitaupo. Žodžiu, ir po to, jeigu jūsų krepšelio vertė siekia 450 eurų, jums įsigalioja 15% nuolaida bendram krepšeliui ir nuolaidos yra sumuojama. Žodžiu, privilegija tikrai labai stipri. Dar vienas momentas dėl nemokamo pristatymo. Matau, kad ne visos atidžiai skaitote. Visą tą informaciją, kurią aš jums šneku, atrodo ir sunku galbūt įsivaizduoti arba įsiminti. Visa ta informacija labai patogiai yra išdėstyta elektroniniai parduotuviai. Kiekviename produktų krepšelėje, tai reiškia, jūs užeinate į produkto kortelę ir paskaitykite apačioj. Ten yra toksai tabelis, kur viskas taip jau kruopščiai išrašyta, kad jau ten pasimesti nėra kur, iš tikrųjų. Tiesiog kai kurios matau, kad nebeskaito ir klausia manęs ir visi, ta prasme, neįsiskaito į parašytą tekstą. Tai vat ten apie nemokamą pristatymą irgi yra parašyta. Nes kai kurios su pretenzijom man, čia man antrą kartą nurašė čia pristatymą, nes nepanaudojo kodo, kurį gavo elektroniniu paštu. Žodžiu, dėl nemokamų pristatymų. Vieną kartą per visą mano kelionę mokat už pristatymą. Tik pateikus pirmą užsakymą, jums automatiškai elektroniniu paštu ateina nuolaidos kodas dėl nemokamų sekančio pristatymo. Jūs galite pateikti nors ir 10-20 užsakymų, kas kart panaudoja šitą kodą šios kelionės metu konkrečiai. Jums, ta prasme, neskaičiuos už pristatymą, jums nereikės mokėti. Tai tiesiog, jums duotas yra privilegijos, jums tai reikia jomis pasinaudoti. Suprantate? Tai žodžiu, naudokitės į sveikatą, liko nepilnas 2 dienos iki parduotuvės uždarimo, tada pakavimas, siuntimas ir ačiū Dievui, jau aš laukiu savo atostogų, jūs net neįsivaizduojate, aš apie jas svajoju kiekvieną dieną ir sapnuoju kiekvieną dieną. Tai gerai, viską, pradedam. Tai pristatau jums naują visiškai modelį. Čia, žinokit, nėra taip, kad jūs turit kaip komplektą pirkti. Čia yra palaidinė
ir kelnes tinkančios prie šitos palaidinės pagal raštą. Gali būti priderinta ir labai gražiai atrodyti visapusiškai kaip vienas komplektas, bet tai nebūtina pirkti kaip komplektą. Žodžiu, galit palaidinę tiek kelnes įsigyti atskirai. Prie tų kelnių, beje, dar turėsiu jums parodyti ir bomberį. Viskas yra įkelta dabar elektroninė parduotuvė shop.italianbags.com. Viską matysite, aš šiek tiek toliau nueisiu, kad jūs matytumėte visą bendrą vaizdą. Man šitas kelnes, aišku, yra per trumpas. Čia yra 106 cm ilgio šitos kelnytės, tačiau tikrai didžiai daugumai tai kaip tik bus atgaiva, nes nereikės jų trumpinti. Man asmeniškai, ką sužavėjo šitoj ir palaidinė, ir kelnėse, tai raštas. Labai gražus, neprimityvus raštas, ne per ryškus raštas, nes būna labai pigiai atrodantis tai raštai. Tai man patiko, aš iškart šitą atidėjau savo mamai, nes žinau, kad jai patiks. Jinai mėgsta gėlės ir šitas, tai tiesiog jai iškart bus tokia atgaiva, jos gimtadienis už mėnesio. Tai aš noriu jai padaryti tą, ne taip, kad dovaną, kad jinai galėtų pasipuošti tiesiog per savo gimtadienį. Tai čia mes turim krūtinę. Tuo aš pasakysiu jums išmatavimus. Čia mes turim krūtinę. Žodžiu, šitos palaidinės kodas yra 53153. 53153. Tiek Instagrame, tiek Facebook'e aš esu palikus nuorodą tiesiai į šios produktus. Tai tiesiog paspaudus šią nuorodą, jūs nukeliausite iš karto į šios produktus. Jums daug ieškoti nereikės. Tai žodžiu, palaidinės kodas 53153. Čia yra 100% viskozė. Krūtinę mes čia turime iki 130 cm. Netgi daugiau, bet aš jau matavau, kad tiesiog gražiai kristų pati palaidinė. Tai žodžiu, turim jau 100%, čia 130 cm. Ir ilgį turim priekyje 71, gale 77. Dengia užpakaliuką. Žodžiu, viskas dengia, ką reikia uždengti. Užsiminusi apie medvilnines strikes, ar jūs bus prekyboje. Jo, Lina bus prekyboje, aš dar nespėjau tiesiog vakar susivėlinau ir nespėjau juos išmatuoti ir ant savęs paprezentuoti. Šiandien aš važiuosiu ir tą padarysiu ir būtinai įkelsiu, nes jau sukurti produktai, šitie produktų kortelės, tiesiog man reikia jas išmatuoti. Gerai, tai žiūrėkit, šios palaidinės kainytė yra labai gera. Žinokit, 402 eurus kainuoja šitą palaidinę ir jį turi net 5 skirtingas jos spalvas. Net 5 spalvas, to jums viską parodysiu. Tai žodžiu, krūtinė 130, laisvumo tikrai pakanka. Žiūrėkit, fainai tai, kad yra 3/4 rankovytės. Žinau, kad šita vieta daugumai nepatinka, kaip atrodo. Todėl čia specialiai rinkau tokį modelį, kad ir nebūtų ilgos rankovės, bet ir tuo pačiu dengiančios šitą būtent zoną, kad jūs laisvai, patogiai ir pasitikinčiai savimi jaustumėtės. Gerai, žiūrėkite, kokių spalvų būtent palaidinių turiu. Parodysiu. Taip. Tai yra 5 spalvytės. Dana, aš nežinau, kokios spalvos jūs norėtumėt. Žiūrėkit, yra pieno baltumo, tai yra tamsiai mėlyna, šokolado spalva, dangiška mėlyna, beje, labai gražiai atrodanti dangiška mėlyna, ir juoda spalva, irgi labai spūdingai gražiai atrodo. Žiūrėkit, koks gražus raštas. Ir apačia labai toks, karališkas, sakykime, raštas. Tai 5 spalvytės. Prekės kodas yra 53153. 53153. Kaina yra 402 eurai.
40 dana pieno baltumo daną aš atidedu jums. Ir audinys, žinokit, tarsi šilkinis, tarsi šilkas, pagal pojūtį tarsi šilkas, labai malonus prisilietimui, visiškai kvepuojantis, jisai toksai tankesnis audinys, žinokit, nesimatys prakaito, kas nemažiau yra svarbu. Pavyzdžiui, tokių orų kaip čia dabar, tai žinokit, aš prakaituoju tiesiog skersai. Skersai, aš jau nekalbu, šviesiai mėlyna aušra, aušrą atidėjau. Tai turėkit omeny, kad šitas palaidinės galėsit derinti tiek prie kelnių, tiek prie kažkokių savo tokių plėvesuotų sijono, labai patogiai derinama. Galima paliemenuoti šitą modeliuką ir įsikišti į vidų, tikrai drąsiai, nebijokit. Ir tiesiog, jeigu norit tiesiog laisvai jaustis, tai palaidai nešiojat šitą palaidinę. Bet tikrai galima tikrai drąsiai štai taip ir paliemenuoti šitą modeliuką. Kalneriukas yra labai gražus ir labai gražus raštas. Labai gražus raštas. Iš visų pusių. Toksai tolygus, gražus, tikrai neturiu prie ko prisikabinti. Ir spalva yra topinė, tiesiog topinė. Šiaip visos spalvos gražios, mano akimis gražiausias tai yra pieno baltumo, būtent dangiška mėlyna ir juoda. Aišku, juodos gal vasarį nelabai, norisi visgi šviesesnių drabužių, jau turim išlysti iš tų juodų atspalvių, bet tikrai šitas modelis, jisai kaip kimono, iš tikrųjų atrodo dabar tiesiog įsikišos, netgi, žiūrėkit, sveiki Daiva, iš nugaros gali būti palaidai, čia šiek tiek įsikišat ir žiūrėkit, toksai labai gražus modeliukas gaunasi. Ir beje, šitas modelis gali būti nešiojamas tiek kasdieną, tiek ypatingai progą. Jeigu prie šito modelio kostiumėlio priderinsit gražų kažkokį gražią klasikinę rankinę, tikrai drąsiai galite tiek į vestuvėms pasipuošti, aišku, priderinus atitinkamą avalinę, tiek vestuvėms pasipuošti, tiek bet kokiai šventė, arba jubiliejui, arba gimtadieniui. Sveiki, Ilona. Tai šiuo atveju tikrai šitas modelis yra toksai universalus. Realiai jūs labai prabangiai galite atrodyti vos už 402 eurus, jeigu kalbant apie palaidinę, nes kilnytės kainuoja 38 eurus, tai iš tikrųjų visas komplektas gaunasi apie 90. Apie 90 ir tikrai labai gaunasi. Regina, sveiki, labai prabangu. Tai kas bus bumbiriukų, tai parodysiu. Žiūrėkit, dėl kilnyčių, aš čia savo palaidinę esu įsidėjęs, dėl kilnyčių ypatingų tamprumo yra guma, žiūrėkit, dvi aš čia tilptų į šitas kelnes, tai tikrai. Tik dabar prisijungiant galit spalvas parodyti. Jo, žinoma, galiu. Tai spalvytės yra pieno baltumo, tamsiai mėlyna, šokoladas, dangiška mėlyna, labai graži spalva, ir juoda. Labai gražus raštas. Toksai labai yra užbaigimas, žiūrėkit, toks karališkas užbaigimas, tikrai labai gražiai ir spūdingai atrodo. Pieno baltumą ant manęs, matote, tai čia viską galite atskirai įsigyti, tiek palaidinę, tiek kelnes, bomberius, viską. O dėl kelnio per klubus mes turime čia, žinokit, pakankamai. Tai, žodžiu, guma per liemenį tempėsi iki 110 cm. Per klubus mes čia turime 136 cm. Labai daug audinio, labai gražus kritimas, kaip matote. Ir ilgis yra 106 cm. 106 cm. Aš iš tolėliau jums parodysiu ant savęs. Kadangi mano ūgis yra 1,80 m,
2 cm, tai man šitos kelnės dėja yra per trumpos, bet didžiai daugumai tikrai bus super, nereikės netgi jų trumpinti, 106 cm. Aišku, tas ilgis irgi jūs priklausys, ar ties klubus jūs mėgstat nešioti, ar pasitempti šiek tiek, patraukti ties liemenį. Ir dėl tos gumos aš ką noriu pasakyti, kad guma gražiai sugubia, gali čia susitraukti, jeigu jūsų liemuo yra mažesnis, pavyzdžiui, mano liemuo yra 71, 72, o guma prasidinta iki 110. Tai reiškia, realiai diapazonas labai didelis, bet man, kaip matote, visiškai nekrenta, aš net nesu sutraukus, man visiškai nekrenta, labai patogiai jaučiuosi, bet tuo pačiu, jeigu būčiau apkūnesnė, tai va, kiek pas mane laisvumo lieka šituose kelnėse. Kiek laisvumo. Klubai 136. Klubai 136. Mano klubai yra 105. Tai va, žiūrėkit gražiai, tiesiog krenta audinys ir žiūrėkit, koks gražus jų raštas. Tai spalvos analogiškos kelnyčių, tai parodysiu. Tik tai rudų jau nėra išpirkta. Rudų dėja nėra šitų kelnių. Tai kelnių kodas 56059. 56059. Tai juoda spalva kelnyčių, tamsiai mėlyna, dangaus mėlyna ir smėlios, ne smėlio, o pieno baltumo spalva. Tai tokios yra kelnytės, būtent šokolado tik nėra spalvos, nes šokoladas yra išpirktas. Ir jo jau dėja nebėra. Tai va, kas žydras atrodytų taip, žiūrėkit. Žydras atrodytų pilnai. Man, pavyzdžiui, dangiška mėlyna žydra spalva labai gražiai čia susižiūri. Labai gražiai. Toks švelnus komplektas gaunasi. Labai švelnus, gražus komplektas. Tikrai gražiai atrodo. Va. Man asmeniškai labai gražiai patinka, kam žydra spalva patinka, tai tikrai atrodo įspūdinga. Iš nugaros žiūrėkit, koks gražus raštas. Aha, Dana, tai dangiška jums palaidinė. Dana, aš jums dangišką palaidinę, kaip suprantu, kelnės nedar, bet palaidinę atidėsiu. Dana, palaidinę aš atidedu jums. Žiūrėkit, kokia graži. Tai va. Tai tokie komplektukai galimi, galite viską atskirai. Kaip aš sakiau, galite derinti vienas su kitu. Dabar prie šito viso derinio dar parodysiu jums, kaip atrodo su bomberiu. Tuoj parodysiu, kaip su bomberiuku. Bomberis labai prabangiai atrodantis. Pažiūrėkit. Čia bomberiukas su ilgom rankovytėm, bet audinys tokio švelnumo. Jo, čia slidi viskozė, Loreta. Čia yra slidi viskozė. Žiūrėkit, koks gražus pasiuvimas. Viskas labai tvarkingai atrodo. Jisai nėra permatomas. Tamsiai mėlyna, tuoj parodysiu. Aušra, žiūrėkit, tamsiai mėlynas darinys, va, taip atrodytų. Tamsiai mėlynas darinys ir žydras darinys.
žydras derinukas. Man žydras labai gražiai atrodo, jisai labai švelnus, labai gražus. Tikrai įspūdingai vasarai, kažkas wow. Mano šiaip favoritai yra būtent pieno baltumo ir žydras spalva, kas liečia šitą modeliuką. Labai gražiai atrodo. O bombiriuką jūs galite nešioti taip, prasektą, galite sekti, čia yra sidabro detalės, būtent sidabro furnitūra, toksai laisvo kritimo bombiriukas, štai taip, iš tolėliau rodau, gali būti toks variantas, nebūtinai derinti prie šitų kelnių, jeigu jūs derinsit prie, pavyzdžiui, baltų kelnių savo, esamų kelnių, net prie šortų, labai gražiai atrodysit. Gali būti smėlio spalvos kelnis arba šortai arba sijonas, gali būti pieno baltumo, žodžiu, labai ar žydra, ar pieno, žinokit, ir viena, ir kita spalva labai gražiai, bet kiek aš atsimenu, Ilona, jūs mėgstat tamsiai mėlyną spalvytę, daug mėlynos, gal labiau daug juodos spalvos pas jūs. Nežinau, o kokios spalvos pas jūs plaukai? Nes aš savo, pavyzdžiui, man žydra spalva labai patinka, bet prie mano plaukų spalvos labiau tinka pienas, nes yra šiltesnis atspalvis, o žydra spalva yra šaltesnio atspalvi. Todėl aš visą laiką parenku savo drabužius pagal būtent spalvos toną, Tai yra protingiausia dėl to, kad nesikirstų atspalviai, suprantat, nesikirstų atspalviai. Man, pavyzdžiui, šita spalva labai patinka ir šiaip mano akis yra ne žydros, tokios pilkšvos, šviesus, prie šviesių tai ir viena ir kita spalva tiks. Prie šviesių plaukų tai ir viena ir kita tiks. Tai nežinau, žiūrėkit. Šiaip, tiek viena, tiek kita. Įspūdingai atrodo, tikrai dvi spalvas labai gražiai atrodo. Tai žodžiu, bombiriuką jūs realiai galėsit derinti prie visko. Prie savo esamų drabužių, nebūtinai prie šitų kelnių, bet jeigu norite tokio vientiso komplektuko, tai gali būti ir toksai derinys. Šito bomberio, tai bomberių išmatavimai. Kodas 55067. 55067. Bomberiuko kaina yra 45 eurai ir krūtinė bomberio yra iki 126, ilgis 68, mes čia turim gumą tamprę ir rankovių ilgis yra apie 62 cm, parašyta 59, bet kadangi čia pečiai, matot, jie nuleisti, sunku buvo išmatuoti. Mano šiaip rankos yra pakankamai ilgos, tai aš sakyčiau, rankovių ilgis apie 62 cm. Tikrai įspūdingai atrodo tiek viena, tiek kita spalva. Labai gražiai. Ir sakau, nebanalus kažkoks raštas, jisai tikrai toksai prabangus ir šios modelis, tai jūs tiek kasdienai, tiek šventijai galėsit tikrai drąsiai pasipuošti. Tai vad bomberis atrodo štai taip, parodysiu jums spalvytes. Bomberiukų spalvos. Bomberiukų spalvos yra visos, žiūrėkit. Yra juoda spalva, šokoladas, tamsiai mėlyna. Man asmeniškai žinot, ką aš galiu pažymėti. Pavyzdžiui, ant šviesių spalvų šitos gėlės tarsi susilieja.
tokį vientisumą susidaro, o ant tamsesnių jos ryškiau atrodo. Tai vat klausimas, vat, pavyzdžiui, kas mėgsta Gucci prekinį ženklą, tai ten viskas ryšku yra. Tai vat, toj parodysi, vat, štai taip, labai gražiai atrodo, labai gražiai, ponia Ilona. Tai vat, kas mėgsta ryškias detalės drabužiuose, tai tikrai drąsiai galite tamsesnį variantą rinktis, nes jie atrodo ryškiau. O būtent, kas liečia šviesų, šitos gėlės tarsi susilieja. Labai gražiai įsipaišo šitą spalvą ir jos švelniau atrodo. Jos atrodo švelniau. Ar atskirai? Taip, Sonata, viskas atskirai parduodama, čia nėra komplektuojama. Tai jūs galite tiek bomberį, tiek palaidinę, tiek viską atskirai. Elektroninė parduotuvė jau sukelti šitie yra produktai, tai jums tai reikia pasirinkti. Kainos labai draugiškos, kelnių kainos yra 308 eurai, palaidinės kaina yra 402 eurai, o bomberis kainuoja 45 eurus. Atidėkit, ar palaidinę pirkų pirmą kartą, kaip apmokėti. Regina, šviesiai mėlyna palaidinė. Tai ponia Regina, jums reikia paspausti nuorodą. Dabar jūs esat prisijungusi prie Facebooko ir Facebook'e jums turi matytis nuorodą elektroninė parduotuvė. Elektroninė parduotuvė shopitalianbags.com. shopitalianbags.com. Užėjus į tą nuorodą, surandat savo prekę pagal paieškos laukelį arba tiesiog matysit pagal nuotrauką. Jūsų palaidinės kodas 53153. 53153. Palaidinė tiesiog dedate į krepšelį ir apmokate. Viskas. Taip, pieno baltumo Aušra bombiriukas, toj minutėlę. Pieno baltumo bombiriukas ir dangiškos mėlynos spalvos kelnės. Dangiškos mėlynos kelnytės. Ir bombiriukas pieno baltumo. Aušra, pažiūrėkit. Dangiška mėlyna ir bomberis pieno baltumo. Prašau, atidedu jums. Man visgi pieno spalvos bomberį, kelnės ir palaidinę. Pieno spalvos kelnės, palaidinę ir bomberis. Labai gražu. Labai gražu. Taip, Ilona, kelnės, palaidinė ir bomberiukas. Labai gražus. Atrodo įspūdingai, tikrai. Atrodo tikrai įspūdingai. Tai va, tai viską galite įsigyti iš tikrųjų atskirai. Labadiena, Larisa, labadiena. Tai, žodžiu, čia bomberis krūtinė turi iki 126. Kas liečia palaidinę, iki netgi 136 iki 130 per krūtinę. Tikrai laisvumo pakanka. Mano mamos krūtinė irgi yra didesnė, tai jai visgi reikia laisvesnių drabužių, tai aš visą laiką dairausi, žinokit, dairausi ir galvoju apie ją. Sveiki, prašau, ateikit pieno baltumo komplektą, bomberį ir kelnes. Loreta, bomberis, kelnytės ir bomberiukas. Taip, kelnytės ir bomberiukas. Loreta, aš jums atidedu. Ne, kelnes pakeisiu. Toj. Kažkokia siūlė. O šitie yra tvarkingi. Atidėjau. Taip, Loreta, kita Loreta jau žydra palaidinė ir kelnės. Taip, palaidinė pas mus čia. Ir kelnytės.
žydros spalvos Loreta. Štai taip atrodantis jūsų komplektukas. Jums atidedu. Pažiūrėsiu, ar viskas tvarkoja čia. Viskas tvarkoja. Visus užsakymus galėsite apmokėti parą laiko. Aš laikysiu šitos produktus elektroninė parduotuviai, nes čia yra visiškai naujas tiekėjas, tai negaliu net prašyti, kad atidėtų ilgiau. Tai turėkite omeny, kad per šią parą būtų gerai, kad jūs apmokėtumėte, nes jeigu neapmokėsit savo likučio, aš tiesiog nepirksiu šito likučio, tai viskas bus elektroniniai parduotuviai. Ko greičiau, tuo geriau. Ar bus ir kito rašto komplektukų? Lina, tuoj bus. Taip, tikrai bus. Tai žodžiu, žiūrėkit, kaip gražiai. Netgi prie mano tas palaidinės įdomiai atrodo. Tai žodžiu, bombiriuką jūs tikrai drąsiai galite tiesiog palaidai taip nešioti. Čia guma irgi labai tampri, žinokit. Čia aš net neįsivaizduoju. Čia labai tampri guma, tai žinokit, netgi galit taip užleisti šiek tiek ir ant klubų. Šitą bombiriuką tikrai drąsiai, arba, žinot, bomberis iš esmės jisai toksai turi būti trumpesnis, tai galite šiek tiek pakelti, tik tai man jisai nusileidžia, nes klubų apimtis yra 105 pas mane. Ir, volia, labai gerai atrodo. Gerai, tai keliaujant dabar prie kitų spalvų komplektų. Kas norite dar gėlėtus komplektukus arba ten kažkokią ar palaidinę ką rezervuoti, tai tikrai rašykite man. O aš jums parodysiu dar vieną modelį. Jų yra čia ir daugiau, bet aš rinkausi būtent pagal raštą, kuris man patiktų ir atitiktų mano reikalavimus. Vis tiek, jūs pasitikit mano skonio, aš tikiuosi, todėl ir renku jau pagal save, kas man asmeniškai yra gražu. Pavyzdžiui, dar norėjau jums, pavyzdžiui, suknelę pademonstruoti, tokią taškuotą. Bet žinokit, man nepatiko pasiuvimas, jisai netolygus ir čia kertasi tie taškiukai tarpusavį. Jau man nepatiko ir aš jums nedemonstruoju. Po to, pavyzdžiui, vakar Klodo prekinis ženklas būtent išleido nuostabią suknelę. Matėt, ten nėra ne taškelė, tokie kitas raštas, žodžiu, bet, nepriekaištingas pasiuvimas, tiesiog nepriekaištingas pasiuvimas, nėra netgi prie ko prikibti, labai gražiai atrodo šitie ir komplektai, ir iš esmės, ir suknelės, ir beje, merginos Angelė, žydrų kelnių ir bombiriukų žydras, tuo minutėlę, kelnės, bombiris, žydras, kelnės, Angelė žydras komplektukas, tai būtų bombiriukas žydras ir kelnytės žydras komplektukas. Beje, merginos, gavau keletą užklausų dėl šitų diržų, kur rodžiau prie suknelių. Tai aš juos esu įkėlus jau elektroninę parduotuvę. Pas mane jos, bet iš tikrųjų guli jau keletą dienų mano viešbutį. Aš neturėjau fiziškai laiko juos įkelti, bet vakar tiesiog pagalvojau, kad prie šito modelio suknelės labai gražiai tiktų būtent šitie diržai. Ne kažkokie kiti, o tokie subtiliai gražus diržai. Gal bomberį 140 daugiau per krūtinį yra. Ne, bomberiukų 140 daugiau nėra. Deja, bomberiai iki 126 per krūtinę. Palaidinė tai yra 130 per krūtinę, daugiau deja tokio panašaus kažko modelio nėra. Sveiki, kokia komplekto kaina? Neringa, čia ne komplektas, galima viską atskirai įsigyti. Bomberio kainytė yra 45 eurai. Kelnytės yra, žiūrėkit, kaip gražiai atrodo, prisiderinau, net nepagalvojus. Žodžiu, kelnytės 308 eurai kelnytės ir palaidinės 5 spalvų 402 eurai. 402 eurai. Jeigu norit, tai galėsiu parodyti dar kartą spalvas visas. Žodžiu, priderinau, žiūrėkit, kaip gražiai atrodo. Prie šitų kelnių ir šitą palaidinę tinka ir dar diržas šitas priderintas. Tai žodžiu, dėl šitų diržų.
Čia yra lygi oda, jinai šiek tiek tokia, ką žinau, blizgi, jeigu matosi. Labai subtiliai gražiai atrodo. Irgi tokių pačių principų išsiilgina, prasiilgina iki 103 cm per apimtį, prasiilgina ir sagtis yra labai paprasta. Žodžiu, štai taip užsisegat ir tada pagal savo liemens apimtį sutraukėt. Labai gerai laikosi, žinokit, labai gerai laikosi, tai tiesiog ne kelniam čia skirta, čia liemeniui skirta. Jeigu turit laisvesnių drabužių, būtent suknelių, kuriuos norite pastilizuoti, šiek tiek pakelti, paliemenuoti, paslėpti, ką jūs norite tam paslėpti, tai tikrai šitie diržai labai gražus. Labai gražus, labai graži sagtelė, nėra jie platus. Toks subtilus, gražus diržas, sudarantis tokį nelabai ryškų akcentą, bet tikrai, žiūrėkit, vakar aš parodžiau ant skirtingų spalvų, būtent suknelių, šitos diržus ir jie tikrai labai gražiai susižiūri. Ir beje, prie šokolado spalvos suknelės aš parinkau ne tamsiai rudą diržą, o kapučino spalvos diržą, kuris puikiai tiko prie šitos suknelės. Tai, mano akimis labai gerai atrodo. Ir žinokit, laiko aš kvėpuoju, visgi išsiplečia mano plaučiai ir labai viskas čia gerai atrodo. Labai tinka diržai. Tikrai labai, tai spalva šitų diržų yra juoda spalva, tokia tamsesnė raudona, labai prabangiai atrodanti. Kapučino spalva, tokia tamsesnė kapučina, matysite ant nuotraukos. Tamsiai ruda, bet jinai tokia tamsiai ruda kaip konjako spalva, bet tamsesnė negu konjako spalva, bet jinai tokia sudry, net sunku įsivaizduoti, bet šiaip šokoladas, ta tamsiai ruda spalva irgi labai graži spalva. Ir balta yra. Balta labai aktuali dabar ir prie tamsiai mėlynos spalvų, ir prie baltų visokiausių drabužių, prie raudonų spalvų labai tinkanti balta spalva. Tai šitos diržus tikrai nuoširdžiai galiu rekomenduoti. Gerai, parodysiu jums kitų raštų, būtent kitų raštų, ne komplektukus, o derinį. Tuoj parodysiu. Šitų parodyk, prašom, arti žydrą spalvą bomberį. Aha, Teresa, tuoj parodysiu, ar reikia jums atsidėti diržų, ne. Diržus galite tiesiog dėti į krepšelį, nes diržų ne čia aš pirkau, čia odinį galanterijoje pirkau, bet pas kitą tikėją suradau. Teresa, bomberiukas yra žydras, štai taip atrodantis. Aš jums tuoj parodysiu visas spalvytes. Tai žodžiu, kas liečia bomberius, tai yra žydra spalva, pieno baltumo, labai gražus. Šitos dvi spalvos, tai topinės iš tikrųjų, kaip atrodo. Yra tamsiai mėlyna spalva, šokoladas ir juoda spalva. Čia yra bomberiukai, užtrauktukas yra būtent sidabro spalvos. Užtrauktukas yra sidabro spalvos. Bomberiukų kaina yra 45 eurai ir kodas yra 55067. 55067. Krūtinė iki 126. Krūtinė čia yra iki 126. Toliau, palaidinės. Palaidinės dar kartą spalvytės parodysiu ir tada eisim prie kito modelio. Palaidinės. Palaidinių krūtinė yra iki 130. Iki 130, kad gražiau kristų. Tikrai čia galima ir daugiau, nes matot, čia
kaip ir rankovės tokios praplatintos, 3/4, tad galima ir daugiau tikrai patalpinti grožio savo. Tačiau sakau taip, kad šitas visgi audinys gražiai kristų. Tai palaidinė kaina 402 eurai, palaidinės kodas yra 53153, kaina 402. Smėlio spalva, tamsiai mėlyna, dangiška mėlyna, juoda spalva ir šokoladas. Taip, Diana, šitie diržai yra įkelti elektroninė parduotuvė, pavadinti Vogue. Pavadinti yra Vogue. Iš tikrųjų, pirmoji eilėje matysit šitos diržus, tikrai nesunkiai rasite. Ir kelnytės, ir kelnės pas mus yra 4 spalvų, nes kelnyčio šokolado spalvos jau nebeliko, tai kelnio kaina yra 38 eurai. Kodas yra kelnių 56059, spalvos dangiška mėlyna, tamsiai mėlyna, juoda spalva ir pieno baltumo. Čia jau liemuo prasitempia iki 110 cm, yra raištelis, galima sutraukti ir klubo apimtis yra 136. Labai gražus kritimas, kaip matote, kelnytės tikrai nuostabios. Truputį ne į temą, gal galite pasakyti, kokio dydžio odinį paltą jūs vilkėjot? L dydžio. Lina, aš vilkėjau L dydžio, šiandien jau turėjau užklausą dėl XL dydžio. Merginos, labai apgailestauju, bet XL dydžių šių paltų dėja nebebus. Negamina, nežinau kodėl, nes iš tikrųjų daug pas mane moterų, kurios norėtų XL dydžio, bet dėja. Aš XL dydį renkuosi vien dėl būtent platesnių pečių, nes mano ūgis yra 1,82 cm. Aš esu, sakykime, nesu apkūni, liekna, sakykime, liekno kūno sudėjimo, tačiau mano pečiai yra platesni, vis tiek aš sportuojanti, tai pas mane ir čia, ir bicepsų šiek tiek yra. Aš visgi laisvesnė visą laiką viršutinius drabužius, kas liečia striukės, paltus, visada renkuosi L, tą turėkit omeny. Ir plus pas mane rankų ilgis yra irgi didelis, rankos pakankamai ilgos, todėl visą laiką aš turiu rinktis visgi L dydį. Tai paltai, tiesiog stulbinantis. Paltai yra stulbinantis, taip prabangiai atrodo, o kokybė. Aš nežinau, ar perteikia jums kamera kokybė šitų paltų, bet ten, tiesiog pasiuvimas, viskas tobulai yra padaryta dėl paltų, tai, visiškai. Tai, žodžiu, jie dar turi ir striukes, odinės striukes, bet žinokit, kol kas gražesnių odinių striukių už L striukę, kurią jums aš demonstravau praeitą savo kelionę, kurią galite iki šiol dar užsisakyti, žinokit, neradau. Ir klodą turi, jos trumpesnis pas juos ir, L striukė yra tokios kokybės ir tobulumo, kaip šitas paltas, žinokit, L yra tobulas striukė, tiesiog. Tas modelis yra tobulas, o visus kitos tokius man paprasčiau atrodo, aišku, jie ten bandė nukopijuoti iš visų ten didžiausių ir žymiausių prekinių ženklų šitas striukės, bet L striukė visgi neprašovėm mes su tą L striukė tikrai. Tai aš labai džiaugiuosi, kai aš atrandu kažkokią cinkelę, kažką ypatingo, kas nepasikartoja, nes, pavyzdžiui, tos striukės, kurias jie pagamino, viskas su jom labai, kokybė yra superinė, viskas gerai, tik tai, sakau, pats modelis yra tikrai prabangiau atrodantis L striukė, kurią gali dar užsisakyti. Žiūrėkit, rodysiu dar antrą, kas nemėgsta gėlėtų rašto, tai čia, matot, tokio Provanso
Provanso raštas, man irgi labai patiko. Prabangiai atrodo, nes tikrai žinau, kad ne visos mėgsta gėlėtą raštą. Čia šitą palaidinę toj pasakysiu, bet man rodos dar jinai laisvesnė. Jinai jau neturi kalnieriaus, kitaip tariant, šitos apykaklės. Čia kaip, tokie marškiniai, sakykime, marškiniai, bet platesni. Ir prie šito modelio galima derinti kilnytes, toj apsivilksiu ir parodysiu. Galite atskirai viską įsigyti, nėra poreikio, kaip vieną komplektą, bet visada yra gražu, kai susidaro vientisas toksai siluetas. Va, tuoj. Tai štai toksai Provanso raštas. Mes čia dabar pažiūrėsim palaidinės išmatavimus. Tai vat, kas manęs ten prašė per krūtinę turėti virš 140. Tai šita palaidinė turi 146 cm per krūtinę. Šita palaidinė turi 146 cm per krūtinę. Jinai tikrai labai plati, kaip matote. Nuleistos rankovės. Gal šiek tiek aukščiau nei 3/4, bet tuo pačiu jos nuleistos. Kaip matote, tikrai viską kaip ir paslėpia, ką jūs norit paslėpti. Kas man patinka, kad tai apačia yra užbaigimas būtent toksai tamsesnis, labai gražiai, sakykime, vizualiai išdailina figūrą ir žinot, ką vizualiai paslėpia pilvuką, nes akcentas iškart žemiau pilvo ir nesimato šitos zonos. Va tas man labai patinka, kad yra tas užbaigimas. Taip, palaukit, ne šitą, ir šitą palaidinę, viskas tvarkoja. Galvoju, ne šitą perskaičiau. Dar pasitikslinsiu dėl ko, dėl visų pikto. Viskas tvarkoja, 146 per krūtinę ir ilgis pačios palaidinės 71 cm. Pažiūrėsiu kainą. Kaina yra 40 € palaidinės ir 42 € kilnytės. Kelnių apačia irgi su užbaigimu tokiu. Tai va taip atrodo Provanso raštas. 100% viskozė. Kelnių išmatavimai. Čia liemuo tempiasi net iki 114 cm liemuo ir per klubus mes čia turim 132 cm. Turim ir kišenės patogias, gilios kišenės, tikrai patogiai gražiai atrodo. Galit, žinoma, ir paleminuoti šitą palaidinę, įsikišti į vidų ir bus toks vientisas raštas, bet galite ir palaidai. Man asmeniškai, kas liečia šitą modelį, tai palaidai nešioti, kad būtų būtent ta linija matoma ir jinai vizualiai labai padailina visą figūrą. Tai kelnių kodas yra 8201 ir palaidinės kodas yra 26.2891. 2891. Tai palaidinės kaina 40 € ir kelnių kainas 402 €. Tuoj parodysiu spalvytes. Man asmeniškai šitam modeliui labiausiai patinka tamsiai mėlyna spalva, nes Provansas iš esmės apie tamsiai baltą tamsiai mėlyną
bet yra ir spalvų kombinacijos skirtingos. Tai yra šokoladas, irgi gražiai atrodantis, ir prie jo galima derinti palaidinę. Kaip ir sakiau, viską čia galima įsigyti atskirai. Štai toks variantas. Yra bordinės variantas, bet bordinė, turėkite omeny, palaidinės yra, bet kelnės yra vienos likusios. Viskas išpirkta. Bordinis komplektas yra, sakykime, paskutinis kaip komplektas, bet palaidinių turi daugiau. Bet kelnių turi tik vienas bordinės, tai šitų kaip derinį yra vienas vienetas. Po to tamsiai mėlynas derinys. Ir dar yra pieno baltumo, visiškai švelnumas. Šiaip aš to apsivilksiu, parodysiu. Aš net, sakyčiau, tą palaidinę atskirai pirkčiau, įsigyčiau dėl to, kad labai švelnus raštas, nėra toks ryškus raštas ir šitą palaidinę galima labai lengvai derinti prie savo esamų drabužių, pavyzdžiui, prie kažkokių šviesesnių kelnyčių. Prie šviesesnių kelnyčių. Mėlynas Dana komplektukas. Dana mėlynas komplektukas jums atidedu. Žydra palaidinė su gėlėm ir pieno baltumo palaidinė su gėlėm atidėkit. Oksana. Žydra ir pieno baltumo palaidinė. Oksana. Žydra ir pieno baltumo palaidinė su gėlėm aš jums atidedu. Taip, pažiūrėkit. Pieno baltumo palaidinę, šitą palaidinę, tai iš esmės tiesiog prie savo esamų drabužių. Kas turite didesnę krūtinę, šita spalva labai graži. Tai šitą konkrečiai aš mamai savo pasiėmiau, kad jinai galėtų, nes buvau atvežus jai ten tokių šviesesnių kelnyčių, bet palaidinę mes turim vieną būtent lininę, bet neturim tokio kažkokio pašpušnesnio. Jinai ten irgi į polikliniką dabar ir į ligoninę labai dažnai nuvažiuoja, vis tiek į miestą išvažiuoja, tai reikia kažko tokio labiau prezentabilaus. Tai šita spalva yra, sakyčiau, labai graži. Laisvai krendanti. Turėkite omeny, kad mano tai krūtinė yra 92 cm ir kūno apimtis tikrai yra mažesnės, bet žiūrėkit, kaip gražiai krenta šitas modelis. Jeigu čia krūtinė didesnė, tai pasikelia, bet ir ilgio užtenka šitai palaidinė tikrai drąsiai. Tai pieno baltumo tikrai rekomenduoju netgi atskirai įsigyti šitą modelį, būtent Provanso modeliuką, nes labai gražus raštas ir tikrai spalva yra labai lengvai derinama prie jūsų esamų drabužių. Dana pieno baltumo palaidinė. Dana pieno baltumo palaidinę aš jums pridedu prie užsakymo, prie rezervacijos. Tai žodžiu, gražus modelis, kurį verta atkreipti dėmesį. Toliau, ką aš noriu jums parodyti, labiau vasariška tokia, ne taip, kad vasariška, bet labiau tokia, kurortinė modelį, tai yra šortus su palaidinė, kurios irgi apimtis yra tikrai didelės ir galima labai gražiai sukurti tokį gražų, žaismingą, sakyčiau, netgi komplektą. Tuoj parodysiu.
štai šitas su šortukais. Aš savo pasirinkau būtent šitą komplektuką. Labai mėgstu tokio pobūdžio raštus. Jie tikrai iš vienos pusės ir ryškus, bet ir iš kitos pusės tokie žemiški. Kitaip tariant, žemiški, labai žaismingai gražiai atrodo. Toj parodysiu, kaip ant manęs atrodo šitas būtent derinys. Ypatingai tokių orų kaip dabar, tai žinokit, šitas komplektas bus tobulas. Toj parodysiu. Su šortais. Ir kas man patinka, kad šortukai yra ilgesni. Turėkite omeny, tai mano kojas yra ilgos, tai jums kaip realiai, kaip čia tie vadinasi prailginti šortai. Bermudai. Bermudai. Mes vakar juokėmės su italu, ten kur aš Liną žiūrėjau, žinokit, sako, ne čia bermudai, aš sakau, ne čia šortai, ne, sako, bermudai, aš sakau, mano kojom tai yra šortai, o jūsų ten italiams tai yra bermudai. Ne, pas mus tai yra bermudai, sako. Tai mano kojas yra tikrai ilgos. Kur čia aš šitą pakabą, ai va. Tuoj parodysiu. Tai žodžiu, šortukai čia irgi turi ir plačią gumą, ir jie tokio, platesni, iš esmės labai gražus. Šiaip galima prie tiesiog palaidinės, netgi paprastos, derinti šitos šortus. Labai lengvai jaučiuosi su jais. Labai gražus raštas, kaip matote, toksai, tikrai, žemiškų spalvų gražių, žalia, ruda, geltona. Ir prie šitos, būtent prie šitų šortų aš tai derinčiau šitą palaidinę kaip marškinius, kurie man asmeniškai gražiau atrodo, nors jeigu labai karšta, tai yra dar ir toksai variantas, tokios palaidinės tiesiog ant petnešėlių. Tai parodysiu ir vieną, ir kitą jums variantą pamastymui. Bet iš esmės tai šitą palaidinę galite derinti, pavyzdžiui, ir prie savo esamų drabužių, ir irgi, ar tai prie vienspalvio kažkokių smėlio spalvos šortų, bermudų, ar tai kelnių, prie baltų derinių. Labai gražiai šitą palaidinę, tikrai tokia iš vienos pusės spalvinga, iš kitos pusės ramesnė. Jos išmatavimai yra irgi krūtinė iki 146. Krūtinė čia iki 146, ilgis šitos palaidinės yra 72 cm. 72 cm. Tai palaidinės, būtent šitos palaidinės kaina yra 38 eurai. Po to šortai. Šortai liemuo šortų tempėsi iki 106 cm. O per klubus mes turim 126 cm. Bet turėkite omeny, kad šortai, kadangi nėra tai tampri guma, nėra tamprus audinys, jisai vis tiek turi turėti laisvumo. Tai turėkite omeny, klubus geriausia turėti iki 120. Iki 120, kad jums gražiai kristų šitie šortai ir gražiai atrodytų. Turėkite tą omeny. Tai maždaug, ta prasme, orientuokitės į tai. Ir
Žinot, kad ilgis čia nenumatytas, aš tuoj bandysiu išmatuoti ilgį šitų šortų. Išmatuoti ilgį. Oi, čia pakankamai yra 54 cm ilgis. 54 cm ilgio šitie šortai. Žiūrėkit, kaip gražiai atrodo. Iš nugaros, matot? Ir iš priekio. Raštas, kai kur daugiau rašto, būtent, kad būtų viskas spalvota. Kai kur, kaip pas mane, yra pusė per pusę, žodžiu, galėsiu jums parinkti tą, ką jūs norėtumėt. Šiaip matau, kad didžiosios daugumos raštas visgi eina per visą. O štai taip, pavyzdžiui, žydra spalva kaip atrodo. Nu, labai gražiai atrodo šitie šortai ir palaidinė. Tai žodžiu, šortukų kaina yra 35 eurai, o palaidinės kaina 38 eurai. 38 eurai. Spalvos. Žodžiu, yra 4 spalvos. Tai parodysiu. Yra 4 spalvytės. Jo, žydra aš turiu. Vienu balsu. Va, tai žiūrėkit. 4 spalvytės šortų yra. Žydra spalva. Iš esmės šitų šortai mažai kuo skiriasi tarpusavį. Tiesiog pačios gumos spalva skiriasi. Tai čia yra žydra spalva. Toliau mes turime kapučino spalvytę, nes jeigu jūs palaidai nešiosit šitą palaidinę, tai iš esmės tos gumos ir nesimatys. Bet jeigu jūs norėsit įsikišti į vidų, tai tada jo, šita guma matysis. Tai yra žydra spalva, kapučino spalva, šokoladas ir pieno baltumo. Pieno baltumo. Tas pats galioja ir palaidinėm. Tuoj parodysiu. Palaidinės yra 4 spalvų, kaip ir šortai, prie kurių galima derinti. Taip, turime žydrą palaidinę, šokolado, pieno baltumo, kaip ant manęs, pieno baltumo, labai gražiai šiaip. Ir kapučino, irgi šita labai graži spalva. Tai žodžiu, palaidinės kaina 38 eurai, krūtinė iki 146 cm. Iki 146 cm. Tiek šortai, tiek yra marškiniai. Ir dar parodysiu jums, kaip atrodo su palaidinė ant petnešėlio. Taip. Žodžiu, galbūt aš nenuiminėsiu šitos palaidinės savo. Tai va, žodžiu, nenuiminėjau savo palaidinės, bet tu galite įsivaizduoti. Tokio lengvo kritimo palaidinė, tiesiog ant petnešėlių, kad vat lengva. Man asmeniškai gražiau su marškiniais. Man asmeniškai šitas komplektas, jeigu komplektuoti, tai jisai gražiau atrodo su marškiniais. Nes marškinius galėsite atskirai po to naudoti. Šortus irgi galėsite derinti prie savo palaidinių. Nes šortai yra tikrai labai gražus ir geri išmatavimai. Šortų liemuo tempėsi iki 106
Ir per klubus mes čia turime 126 cm. 126 cm. Šortas palaidinė, topa ant petnešėlio. Taip, pieno baltumo, kad būtų per pusę. Tuoj, bandysiu parinkti. Tai, pažiūrėsiu tuoj. Taip, pieno baltumo. Gerai. Taip, Ilona. Toks variantas, aš manau, jums tiktų. Taip, iš nugaros būtų taip, labai gražu. Iš priekio atrodytų štai taip. Jo, galimas ir toks variantas. Bet šitas man gražiau. Jeigu pusė per pusę. Jeigu pusė per pusę. Va šitas labai gražus. Ilona, šitas labai gražus. Įmam šitą. Nes man šitas labai gražus, nes čia labai gražus toksai perėjimas eina į kitą pusę, bet viena pusė yra visgi baltesnė. Šitas ir iš nugaros atrodo irgi labai gražiai. Tai aš imu jums šitą palaidinę gerai. Šitą, tada šortai. Imam šortus. Vat manau, prieš šitos palaidinės būtų gerai šitie šortai. Va toksai variantas. Matosi, atrodo, kad va taip persilėja. Tai va šitas variantas būtų puikus. Ir tada prie šortų. Jolanta, ne, vienspalvių šortų nėra. Vienspalvius šortus, bermudus aš jums rodysiu lininius. Kitoje live transliacijoje, iškart po šitos live transliacijos, aš važiuosiu pas kitą tiekėją. Tik tai tų produktų aš nesu įkėlus, aš tiesiog fiziškai nespėjau. Kai įkelsiu, ta prasme, live transliacija praeis, kiek jūs rezervuosit, tiek aš įkelsiu elektroninę parduotuvę vakare. Nes lino aš nespėjau įkelti. Taip, su Ilona reikia pabaigti. Tuoj. Ilonai dar mes renkame palaidinę. Palaidinę, manau, prie šitų. Va, labai gražu. Ilona, aš jums šitą palaidinę imu. Labai gražiai atrodo. Va šitas komplektas Ilonai. Gerai. Dabar Danai kapučino spalvos komplektuką. Dana, kaip suprantu, marškiniai su šortais, taip? Taip, šortai. Žiūriu, kokie gražesni. Va šitie, ne, man nepatinka čia. Va šitas švelnesnis. Va, žiūrėkit, Dana, kaip jums šitas variantas. Va šitas gražus. Kaip jums šitas variantas, ar patinka? Kapučino spalvos šortukai su palaidinė, su marškiniais. Man atrodo, labai organiškai gražiai atrodo. Iš nugaros, žiūrėkit, kokia gražiai nugara. Šitų marškinių, o šortai iš nugaros irgi, va, štai taip atrodo. Manau, šitas komplektas būtų labai gražus. Gerai. Taip. Taip, merginos, kažkas rašė. Pasirinkit ir man palaidinę, nes šortai bus per maži. Palaidinė Aušra, palaidinė, aha. Aš manyčiau, pieno baltumą gal renkamės tokią neutralesnę. Aušra, jūs šitą palaidinę galėsit prie šitų savo lininį šortų paderinti. Va šitas, žiūrėkit, koks gražus. Visas iš priekio atrodo štai taip. Aušra, o iš nugaros švaresnis variantas, bet čia kaip meno kūrinys gaunasi, kaip meno kūrinys. Manyčiau, šitas variantas labai gražiai jums susižiūrėtų.
Aušra, pasakykit. Beta, jūs užgimusi modelių figūros, jūsų figūrą papuoš bet kokią drabužį. Ačiū, Loreta, žinokit. Jo. Marškinius. Aušra, ar tinka toks raštas? Žinokit, Loreta, tam, kad turėti tokią figūrą, reikia daug dirbti. Ir daug turėti valios. Tai šiaip viskas paprastai nepasidaro. Tai ir maitinimas atitinkamas, ir sportas. Nes kai daug kas galvoja, kad čia genai, iš tikrųjų mano mama apkūnė yra, mano sesuo apkūnė, jo tinka Aušra gerai. Tai žinokit, nėra čia genai, tikrai jeigu aš bandelės pavalgyčiau kokias 3 dienas, plus 2 kg garantuoti iš karto. Tai reikia tikrai daug pastangų. Iš esmės, man jau nebereikia tų pastangų, nes tai tapo mano gyvenimo būdu. Tačiau, jeigu kažkas kitaip gyvena, tai aišku, pastangų reikia labai daug, nes čia iš esmės yra tikrai didelis darbas persiorientuoti, kad tai taptų gyvenimo būdu. Šviesų komplektukas su marškiniais. Kristina. Gerai, žiūrim. Va, šortus gražius radau, Kristina. Gražius šortus radau. Ir, žiūrėkit, palaidinė šitam gali būti. Kristina, žiūrėkit, koks komplektas. Aš manau, kad irgi gražus. Kristina, ar tinka? Manau, gražiai atrodo, tikrai gražiai šitas modelis. Taip. Galite pasirinkti kapučinos spalvos šortus ir palaidinę, kur daugiau raštų. Larisa, kur daugiau raštų. Pažiūrim. Va. Šortai su daugiau rašto yra šie. Jo, tinka gražu, Kristinai, viskas gerai. Larisa šitas. Ir pažiūrim, kur mes čia turim daugiau rašto palaidinę. Viena, gal čia ne. Taip, kur mes čia daugiau raštų turim. Va, labai gražus. Va, žiūrėkit, Larisa. Va, kaip jums šitas variantas? Iš priekio daugiau raštų turi, iš nugaros šiek tiek mažiau, bet iš priekio turi visą tą grožį. Aš manyčiau, šitas variantas gal šortai, man šiek tiek ta balta spalva, bet šitoj pusė nelabai. Aš to pažiūrėsiu dar. Norisi. Va, vientisumo. Va, Larisa. Būtų štai taip. Va, čia manau gražu. Šortai neturi to baltos juostos ir palaidinė yra irgi pakankamai daug raštuota ir iš visų pusių. Tikrai labai gražiai atrodo. Tai Larisa, aš jums šitą komplektuką atidedu, gerai? Tai va, tai žodžiu šitos, o kaip užsakymas marškinius pažymėti? Tai užsakėme marškiniai pieno baltumo. Aušra, pas jūs yra užsakėme pieno baltumo. Tai marškiniai kodas 25.2711 ir jums tiesiog yra pieno baltumo. Pieno baltumo marškiniai. Nes jūs šortų neužsisakėt, tik tai marškinius. Aš jau vietoje po to ten žiūrėsiu pagal tuos visus... Jo, kapučino, atsiprašau, kapučino spalvos, atsiprašau. Taip, kapučino. Pažiūrim, aš pieno baltumo parinkau jums. Taip, kapučino, iškart radau, va, ir tuoj šortų. Va, žiūrėkit, Larisa. Va. Daug rašto, iš esmės, daug rašto tikrai bus. Vat iš priekio taip atrodo, iš nugaros atrodys štai taip. Tai Larisa, šitą aš jums atidedu, gerai? Kapučino spalvos komplektuką.
Jo. Tai va. Tuoj pasižiūrėsiu dar. Ar parodyti jums suknelę? Ar patinka tokio rašto suknelė? Ar patiktų jums? Suknelės išmatavimas, tai pasakysiu. Krūtinė iki 120, čia mes turime klubus iki 136. Man labai patinka, pieno baltumo, patiko šito modelio suknelė. Tai tuoj aš apsivilksiu, jums parodysiu, dėl komplektukų su šortais, su kelnėmis gali dar rašyti man. Ir turėkit omeny, kad liną, kur demonstruosiu, linas bus be dydžio. Aš labai tikiuosi, kad dar liko, nes užvakar buvau pas juos. Žodžiu, tai marškiniai faini, kurie gali būti paraitojami marškiniai ir gražių spalvų yra bordinė, pavyzdžiui, spalva tamsiai mėlyna. Nu, žodžiu, reikia parodyti jums. Ir šortai bermudai, realiai man iki kelių. Tokie, žinau, kad jums didžiai daugumai reikia platesnių, ilgesnių šortų, nes vis tiek amžius. Ir atitinkamai reikalauja ir stiliaus atitinkamų. Todėl turėkite omeny, kad kita transliacija bus būtent linas, geros labai kokybės, ne tas plautas linas, šiek tiek gal plonesnis už klodą, kol kas geresnės kokybės negu klodą aš netradau, bet jisai irgi labai aukštos kokybės, Taip. Tuoj parodysiu suknelę. Žodžiu, suknelė tokia platesnė, tikrai čia krūtinė iki 120, beje, čia mes galėsim paleminuoti irgi su dirželis, pažiūrėsim, kaip atrodo. Tokio trikampio formos būtent iškirptis, patogiai krenta ir mes čia turime visur laisvumo, turime papildomas ir kišenes prie šitos suknelės. Žinokit, dengia pilvuką, dengia viską. Kas yra gerai, kad čia yra raštai, kurie vizualiai viską paslėpia. Žinokit, vizualiai tikrai viską paslėpia. Tai ir šitas suknelės ilgis yra labai geras, žinokit, nėra per ilga suknelė. Jos ilgis yra 136 cm. 136 cm, tai tikrai jums nereikės jos trumpinti. Net ir žemesnio ūgio moterims, kokio 1,60 m, tikrai drąsiai jūs turėsit ilgą, gražią tiesiog suknelę. To paties gero, tankesnio viskozės audinės, lydy viskozė. Mano akimis labai gražus raštas, kaip matote. Ir atrodo štai taip. Čia, sakyčiau, suknelė tunika. Pažiūrėkim, kaip atrodo, pavyzdžiui, su diržu. Kaip atrodytų su diržu. Šiaip galima, jo, gražu. Jeigu norėtumėt paleminuoti, tikrai galima priderinti ir diržą ir naudoti štai tokį
ir stilizuoti tokią įvaizdį. Tikrai tinka. Čia diržas tikrai nieko neveržia, netempia, labai gerai atrodo. Bet ir pati suknelė ir be diržo tikrai atrodo įspūdingai gražiai. Įspūdingai gražiai, tokio lengvo kritimo, kas norite didesnės apimties suknelės, kad jinai paslėptų jūsų klubų liniją, pilvuką tikrai drąsiai. Aš dar išmatuosiu dar krūtinę, nes man atrodo, kad jinai didesnė. Ir parodysiu jums spalvas. Nes kažkaip man atrodo, kad daugiau per krūtinę turi šitas modelis. O žinokit, čia krūtinė netgi iki 126. Čia yra krūtinė iki 126. Neteisingai yra nurodyta krūtinė iki 126. Nes aš matau, kad man yra tikrai, taip platų, sakykim taip. Tai kokios yra spalvos šito modelio ir šios suknelės kaina yra 48 eurai. 48 eurai, kaip ir sakiau, labai daug audinio, yra rankovės ir tikrai labai gražiai atrodo. Laima, kapučino spalvos šortai. Yra toksai mažiau raštuotas variantas, yra daugiau raštų turinti šortai. Laima, kurie jums labiau patinka, man asmeniškai šitie žaismingiau atrodo, aš manau, toks vientisumas yra. Pažiūrėkit, kokie ar mažiau rašto, ar daugiau rašto. Mažiau rašto ar daugiau rašto. Laima. Man asmeniškai šitie atrodo gražiau. Tai lauksiu jūsų atsakymo, o dėl suknelių rodau jums spalvas. Yra 4 spalvytės. Pieno baltumo spalva, tada juoda spalva, labai graži yra kapučino spalvytė, va šita labai graži, man asmeniškai. Pieno baltumo ir kapučino yra viena gražiausių. Ir dar yra šokoladas. Raštuotas Laima. Gerai, raštuotas. Palaukit, kuris čia raštuotas buvo šitas. Šitas raštuotas, tai raštuota. Gerai. Tai, žodžiu, čia yra šokoladas. Bet man asmeniškai labai patinka štai šita spalva, įspūdinga. Atsimenat, mėgstate, pavyzdžiui, rankinėse moka spalvytę, dykumos akmens spalva, jinai kažką panašaus turi į šitą spalvytę, labai graži. Suknelė pieno baltumo Daiva. Pieno baltumo suknelė Daiva, paimtėlė. Daiva pieno baltumo suknelę jums atidedu ir žinokit, su tą suknelę tikrai galėsit pasipuošti ir per šventes. Tikrai drąsiai, nes jinai tikrai labai gražiai ir įspūdingai atrodo. Tikrai gražiai ir įspūdingai atrodo. Tai Daiva, aš jums atidėjau. Ir atkreipkite dėmesį merginos į šitą spalvą. Irgi jinai nėra tamsi, nėra šviesi, tokia neutralios spalvos, bet tikrai labai įspūdinga spalva, žiūrėkit. Ir šita pieno baltumo, ir va šita kapučino. Labai gražiai atrodo. Labai. Taip. Dar parodykit rusva.
rusva, kaip suprantu, į rudumą. Tai va šita. Žiūrėkit, jos šiaip kažkom net panašios. Tai kapučino atrodo štai taip, o rusva atrodo, nu, tokia šokoladas, tikras šokoladas, irgi labai gražiai. Sodriau atrodo, sodriau Audronė atrodo. Labai gražios, tikrai labai graži suknelė. Ir kaip ir sakiau, galima leminuoti su dirželiu. Kapučino Audronė. Toj atidėsiu. Taip, kapučino. Toj aš paimsiu naudą. Jo, kapučino. Audronė, aš jums kapučino atidedu. Labai graži. Labai įspūdingai graži. Taip. Taip. Ir iš šito tiekėjo, iš esmės, aš jums viską ir parodžiau. Dar kartą prasibėgam per ką aš esu jums pateikus ir ką jums esu parodžius. Po live transliacijos norėčiau kapučino. Man vis dėlto pieno baltumo. Gerai, baltumo. Larisa, reiškia, Larisai kapučino spalvos suknelė. Larisai kapučino spalvos suknelė. Tada Audroniai pieno baltumo. Audroniai pieno baltumo. Audronė jums pieno baltumo suknelė. Čia visos spalvos yra skirtingos, labai gražiai atrodo. Tai pieno baltumo Audronė. Jo, tai drabužius galėsit, kas jau rezervaciją atliko, galėsit apmokėti per elektroninę parduotuvę. Turėkit omeny, kad kas rezervaciją atliko, tai jau 100% jūsų drabužiai yra užtvirtinti už jūsų. Ir jie niekur nedings iš pakabos. Kas liečia, kas neatliko rezervacijos, tai irgi galėsit įsigyti, jeigu elektroninė parduotuvė leidžia likutį, tai irgi galite įsigyti norimų prekių. Vis tiek matot dabar, kaip ant manęs atrodė visos šitos prekės, galėjote jau įsivaizduoti, galite pasigalvoti, bet tikrai nedėlskit, nes rytoj šitie drabužiai dings iš elektroninės parduotuvės. Tiesiog dings iš elektroninės parduotuvės, nes aš turėsiu atsiskaityti su tiekėjais ir supakuoti ir išsiųsti į Lietuvą. Tai turėkit tą omeny. Dabar, kas buvo parodyta šios live transliacijos metu? Tai pirmiausia buvo parodytos labai gražios gėlėtos palaidinės. Čia mes krūtinę turim iki 136. Iki 136 mes turėjom krūtinę. 100% viskozė. Labai gražus raštas. Vat iš priekio atrodo taip, iš nugaros štai taip. Tai šitas palaidinės spalvas kokios buvo. Pieno baltumo, tamsiai mėlyna spalva, dangiška mėlyna, juoda spalva ir šokolado spalvos. Ir šokolado spalvos palaidinės. Toliau mes turėjome kelnytes. Taip, o kur aš kelnytes esu padėjęs? Taip. Va. Kelnyčių dėja nėra šokolado spalvos, bet kelnių liemuo prasitempia iki 110 cm, per klubus mes čia turim 130 cm, labai gražus kritimas šitų kelnių, ilgis 106 cm. Tai turime būtent dangišką mėlyną, tamsiai mėlyną, juodą ir pieno baltumo. Valentina, pieno baltumo suknelė, taip?
Valentina, pieno baltumo suknelė. Gerai, atidedu jums. Fainai, kai merginos puošiasi. Taip, toliau mes turėjom nuostabų tiesiog bomberį. Bomberį gėlėto rašto. Tuoj parodysiu, kur aš tas bomberiukus sudėjau. Va. Čia šortus. Taip. Mes čia bomberiukus turėjom. Suknelė kapučino Jūratė. Suknelė kapučino Jūratė. Kapučinas spalvos Jūratė. Aš jums atidedu. Taip, bomberiai. Bomberiukai įspūdingo tiesiog grožio. Norėčiau dangiškos spalvos kelnes bei marškiniai. Aha, marškinius gėlėtus, aš kaip suprantu, dangišką mėlyną palaidinę. Ir kelnes. Ingrida. Štai tokį komplektuką aš jums atidedu. Galėsite apmokėti elektroniniai parduotuviai shop.italianbags.com. Dangiškai mėlynas komplektukas. Taip. Taip, bomberiukai. Nuostabaus tiesiog grožių bomberiukai. Irgi gėlėto rašto. Žiūrėkit, iš priekio atrodo štai taip. Iš nugaros štai taip. Tikrai atrodo įspūdingai šitas bomberis. Jisai gali būti derinamas prie kilnyčių. Galite atskirai įsigyti. Labai gražiai atrodo. Čia yra sidabro spalvos furnitūra, užtrauktukas. Spalvos, smėlios, pieno baltumą, atsiprašau. Dangiška mėlyna. Tamsiai mėlyna spalvytė. Šokolado spalvos. Ir juoda spalva. Visos spalvos gražios, bet tikrai labai rekomenduoju atkreipti dėmesį į šias dvi spalvas, nes jos atrodo tikrai įspūdingai, labai įspūdingai. Tai sakau, galite derinti tiek prie savo esamo drabužio, tiek derinti prie būtent to paties rašto kelnių. Kaina bomberiukų 45 eurai. 100% viskozė. Labai gražus modelis. Taip, bomberis parodžiau jums. Tada mes turėjome Provanso rašto palaidinės. Šitų palaidinio būtent krūtinė eina iki 146 cm, Provanso raštas, labai gražus užbaigimas jų. Tai buvo šokolado spalvos, bordinė spalvytė, labai graži neutrali spalva pieno baltumo, labai gražiai tinkanti prie visų jūsų esamų drabužių ir tamsiai mėlyna spalva. Ir tamsiai mėlyna, kai tikroji Provanso spalva, balta ir tamsiai mėlyna spalva. Labai gražiai atrodo. Gėlėtas pieno baltumo bomberis ir kelnės. Aha. Bomberiukas gėlėtas ir kilnytės. Kristina, jums tokį derinuką atidedu. Tokį bomberiuką atidedu. Labai gražiai atrodo šitas derinys. Atidėkit, prašau, žydrą bomberį. Taip, Daiva. Žydras bomberiukas. Žydras bomberiukas, Daiva, aš jums atidedu. Nuostabaus tiesiog grožio. Labai gražiai atrodo. Ir audinys yra toksai tankesnis, tikrai neskystas, labai kokybiška, tankesnė viskozė. Jis lydi į viskozę, tačiau tankesnis audinys. Tikrai pagal pojūtį tarsi šilko. Taip, prie šito Provanso tų palaidinio, kur rodžiau, prie Provanso palaidinio buvo ir kelnytės Provanso stiliaus, irgi to paties rašto. Parodysiu.
pieno baltumo dėja nėra jau Provanso būtent stiliaus kelnyčių, bet yra užtat balta, tamsiai mėlyna spalva, balta raudona, ne raudona, o bordinė spalvytė ir balta ruda spalva. Tai prie tų pačių palaidinių galėsit derinti ir kelnytes, kurias rasite elektroninėje parduotuvėje shop.italianbags.com. Provanso raštas. Kas nemėgsta gėlėtų raštų. Šitų kelnyčių beje kaina yra 38 eurai. 38 eurai. Taip. Ir ant galo aš jums rodžiau dar tokias žaismingas palaidinės, būtent kurias mes derinom prie šortų. Taip, tai buvo... turiu atidėtas, atsiprašau. Taip, tai palaidinės su tokiais raštais, gražiais raštais. Štai taip atrodančios, žemiškos spalvytės, labai gražios. Tai čia yra 4 spalvų. Tai yra pieno baltumo spalva, dangiška mėlyna, kaip matot, šiek tiek yra dangiškos mėlynas spalvos motyvas. Tada šokolado spalva ir kapučino. Ir kapučinas spalva. Labai gražus raštai. Raštai iš esmės, raštas vienodas, bet jisai šiek tiek paskirstytas skirtingose palaidinėse. Tai tikrai besirenkant, netgi jeigu jau po rezervacijos, tikrai stengsis parinkti kuo gražesnį jums raštą. Tai tikrai dėl to galite nebijoti. Visą laiką neimu belę imti, bet visą laiką parinku kuo gražiau, kad jums atrodytų. Tai prie šitų būtent marškinių derinam ir to paties rašto šortus. Kurie irgi raštas vienodas, bet paskirstymas to rašto yra skirtingas. Tai vat, čia mes turime dangišką mėlyną spalvytę, kapučino spalvą. Taip, toliau mes turime šokoladą ir pieno baltumo. Parodysiu jums vizualiai, kaip atrodo visas derinys. Tai atrodytų štai taip, labai gražiai atrodo. Tai gali būti visas komplektas, galite viską atskirai įsigyti, tiek šortus, tiek palaidinę. Čia palaidinės apimtis, krūtinės apimtis yra 146 cm. 146 cm. Ir prie šitų šortukų taipogi galiu priderinti jums ir palaidinę ant petnešėlių. Jeigu jau norite, esate kažkokiam karštam kurorte, tai tikrai raginu atkreipti dėmesį ir iš tokio pobūdžio laisvo kritimo palaidinę ant petnešėlių. Čia yra krūtinė, čia iki 150, jeigu neklystu. Toks laisvo kritimo tiesiog palaidinė, kurie pravers karštuose kraštuose, kaip pavyzdžiui Italijoje, kai dabar nesinori išvis rengtis. Tai va štaip atrodantis derinys su palaidinė ant petnešėlių. Kadangi čia audinio nėra daug, tai turėkite omeny, čia jau nederinam kaip ir ten žydrą arba kitaip, bet vis tiek yra elektroniniai parduotuviai paskirstimas spalvų, tai vis tiek, jeigu matysiu, kad labiau žydrą, tai rinksiu su žydrais motyvais. Pavyzdžiui, prieš šitų šortų būtų štai toks derinukas, šiek tiek tos žydros spalvos matytųsi. Gerai? Tai va. Na ir viskas. Ir ant galo aš jums parodžiau nuostabias sukneles. Jų ilgis yra labai optimalus, žinokit, 136 cm ir krūtinė mes čia turime elektroninė parduotuvė neteisingai yra nurodyta 126 cm per krūtinę. Tokia suknelė tunika, kuri turi ir kišenes, gilias kišenes. Tikrai tiek pasipuošti šventei,
tiek kasdienai galėsit tikrai su šita suknele. Kokios yra spalvos? Tai pieno baltumo ant manęs, šokolado spalvos, labai graži yra kapučino spalvytė, šiek tiek įspūdingo grožio spalva, tikrai įspūdingo grožio spalva. Ir dar mes turime juodą. Štai taip atrodo. Tai va, tai turėkite omeny, visas šitas prekės jau yra sukeltas elektroninė parduotuvė. Dabar jums, kas rezervavo, belieka apmokėti savo krepšelius. Kas nerezervavote, norit pamastyti, tai tikrai mąstom iki rytojaus, nes rytoj uždarysiu jau visus šitus drabužius, nes turėsiu apmokėti ir pasiimti esamą likutį. Tai galite teikti užsakymus ir be rezervacijos per elektroninę parduotuvę. O dabar aš čia per kelią man reikia praeiti, eisiu pas kitą tiekėją parodyti jums lininį drabužių, kurie neturi dydžio, bet šie drabužiai nėra įkelti į elektroninę parduotuvę. Tai jeigu ją būtent per live transliaciją jums parodysiu, ką jie turi, galėsit rezervuoti. Ten, ką man labiausiai mane domina, tai marškiniai yra liemenės, dar lininės, buvo užvakar, nežinau ar yra ar nėra, tai pažiūrėsim. Ir bermudai, šortai, būtent vienspalviai šortai, lininiai šortai, ilgesni ir platesni per klubus. Tai kas norite, ar parodysit kostiumėlį su sijonais? Aušra, kas liečia kostiumėlį, kurį rodėte, matėte mano per stories, tai yra sandėlyje Klodo prekinio ženklo. Tai ar juos rodysiu, galimai rodysiu, tai reikės live transliacijos daryti, bet šiaip jūs matot labai ryškiai ir per stories, tai nematau prasmės kartoti to paties, tų pačių prezentacijų. Jeigu spėsiu ten patransliuoti, tai spėsiu, galbūt ir spėsiu, šiaip būtų gerai. Tunika kapučino spalvos, toj Loreta. Toj Loreta atidėsiu kapučino spalvos suknelę. Žodžiu, klausimas gerai. Ar išnorit dar live transliacijos iš Klodo prekinio ženklo sandėlio? Jeigu norit, tai aš tada rankinės perkelsiu rytdienai, o šiandien patransliuosiu iš Klodo arba Amy Atelier prekinio ženklo. Nes Klodo prekinis ženklas turi dabar naujienų ir turi dar likusių lininių drabužių su 30% nuolaida. Loreta, aš jums kapučino spalvytę suknelę atidedu. Tai vat, ar norit dar, kad patransliuočiau, ką jie turi vietoje ir parodyčiau naujienas. Tuo pačiu ir nuostabius paltus. Atidėkit ir man kapučino spalvos suknelę lina. Lina, atidedu jums suknelę kapučino spalvos. Labai graži. Nes jo, aš svarsčiau apie laivą ištinai, nes man nešti rankos visgi išnaudoti tą galimybę, tą, ką jie turi dar vietoje. Ir ten tų naujienų atsirado, bet jie net neiškabinti, netgi man sunku bus prie jų prieiti, prie šitų drabužių, nes jie tik atsiras pardavime iš tikrųjų Liepos mėnesį, tik Liepos mėnesį. Galbūt aš, žinot ką, padarysiu taip. Dabar mes trumpai patransliuosiu iš to kito tiekėjo, tų lininių šortų, nes jų tiesiog, kad neprarasti tos galimybės, kur bermudai tokie platesni. Ir tada važiuosiu į Klodą, bet prieš tai paimsiu striukes ir sukneles su komplektais. To tokio kito, tokio prabangaus labai rašto,
Žodžiu, nes du sandėliai ir aš tiesiog nepersiplėšiu. Tai man reikia tiesiog paimti tam tikras prekes iš EMI ir nuvežti į klodą ir tada jums viską vienu metu parodyti. Gal ir taip padarysiu. Suknelė kapučino dangiška mėlyna, spalva, marškinėlį ir kelnes. Teresa. Kapučino spalvos suknelė. Kapučino spalvos suknelė, Teresa. Ir marškiniai su kelnėmis dangiška mėlyna spalva. Štai taip, Teresa, čia jūsų komplektas. Jo, Zita. Gerai, aš jūsų išgirdau, merginos. Gerai, taip ir planuojame. Reiškia, rankinės aš atidėsiu rytdienai, nes rankinėse irgi man reikia energijos, tai šiandien pabaigsim su drabužiais, kad jūs jau galėtumėte ten apsipirkinėti ir apsimastyti, ko jums reikia, ko nereikia. Ir tada keliausim prie rankinių rytoj, jau paskutinį kartą. Viskas. Gerai, taip ir planuojam. Gerai, tai ačiū Jums, merginos, už dėmesį. Pasijungiu prie kitos live transliacijos. Už 20 minučių maksimum, merginos 15-20 minučių, nes man čia pereiti tiesiog kelią. Ir apsižiūriu, aš tikiuosi, kad ten liko tą, ką aš mačiau. Jeigu nebeliko, tai tada nepasijungsiu ir parašysiu jums. Žodžiu, jeigu liko ir matysiu, kad galiu jums patransliuoti, tai ten bus linas, kuris neturi dydžio, oversize, platesni bus bermudai, vienspalviai, tokie platesni šortai, tikrai žinau, kad jums reikia jų, netrumpi, o jau tokių iki kelio šortai ir per klubus ten yra viskas tvarkoj. Gerai atrodo, tikrai gerai. Ir bus ir trumpesnių šortų, ir tie bermudai. Marškiniai bus borinė spalvytė, kurios mes neturėjom, pavyzdžiui, klodą sandėlyje. Ir kokybės ir kainos santykis yra tikrai geras. Tikrai geras. Ten, žinokit, kainos tokios iki 45 eurų. Iki 45 eurai viskas, iki 45, tai šortai maždaug bus apie 40 kažkas tokio, žodžiu, kainas tikrai ir linas yra labai premium klasės, tikrai ne tas plautas, aš jums to plauto iš vis nedemonstruoju šiais metais, nes apsidegiau pernai, tikrai nenoriu, tikrai blogai nešiojasi pati, tiesiog aš naudojau ir žinau, kad tas plautas, skalbtas linas po to kaip skudras atrodo. Kaip skudras. Tiesiog net nenoriu į tą pusę žiūrėti, žinokit. Tai, žodžiu, apsitvarkau, palieku jūsų rezervaciją. Kas liečia šitos drabužius, tikrai jau galite apsipirkti elektroninėje parduotuvėje. Ir tada pasijungiam iš lino drabužių, būtent už maždaug 15-20 minučių. Gerai? Ačiū Jums ir sakau, rezervatis, kas nerezervavote, galite dar apsipirkti tikrai visus tos komplektus, kuriuos šiandien rodžiau, tikrai drąsiai. Ir turėkite omeny, kad nebijokit dėl raštų, tikrai raštus parinkinėsiu savo nuožiūrą, bet tikrai gražius parinksiu Jums, kad visoms tiktų ir patiktų. Ačiū ir iki, už 20 minučių pasijungiu. Iki.